Labas rytas. Va tokie šiandien pas mus pusryčiai. Gana, Deividai, gana. Mes supratome, tu mėgsti kondensuotą pieną. Deividai. Dar biškui tau. Ir man biški. O pas mane blynai nesaldus su mozzarella ir pomidoru. Taip, čia yra pomidorai, čia avietės. Atrodo, žinok, per kamerą identiškai. Papusryčiavome. Sėdėjom. Laukiam, kada prasidės lietus, nes pagal prognozes jis turėjo čia būti visą pirmą dienos pusę. Žiūrim, kad taip jisai ir neprasidėjo. Iš tikrųjų, veltui prasidėjom kemperyje kelias valandas. Ir kaip ir jau per vėlai išėjome į žygį, bet Deivis sako, nieko nebus. Einam ir viskas. Sušlapsim, tai sušlapsim. Grįšim tamsoj, tai grįšim tamsoj. Tai pagalimai tikrai grįšim tamsoj, nes išėjom stipriai per vėlai. Dabar yra 1 valanda dienos. Išeiti turėjom 10 ryto. O kur einame, tai net neįsivaizduoju. Tik žinau, kad toli ir į kalną. Tai vis liepia apsirengti kaip į žygį. Ir matau priekyje kažkokius kalnus. Tikrai kažkur kopsim. Kokie kalnai. Turiu įtarimą, kad kažkur aukštai eisim. O, mašina važiuoja. Galėjom užvažiuoti, Deivi. Nu va, išlindom iš miestelio. Dabar jau einam laukais. Ir aš filmuodama norėjau sakyti alyvmedžių laukais, bet iš toli nesimatė. Kokias jau prisirpusias atrodo. Kaip greitai čia viskas keičiasi. Ką tik ėjom laukais, jau dabar viskas. Pradedam kopt. Viskas, palik mane čia. Viskas gerai. Aš kada nors pareisiu, nesijaudink. Aš nepasiklysiu. Kada nors užlipsiu čia. Po valandos, po 2. Kiek mes čia palipėjom? 10 minučių. Ir va, jau pradeda atsiverti vaizdai. Gerai, iš tikrųjų aš tiesiog ilsiuosi. Pavaragau. Neblogai, sakom. Vo. Nu, gražu. Dar neužlipom, jau gražu. Dar liko daug. Nu, va, lipame jau 1,5 valandos. Lygiai. Nu, dar neužlipom, bet dar ir neturėjom. Dar reikia šiek tiek palipėti. Atvaizdai kokie. Šiek tiek, aišku, šiandien toks rūkas. Nėra giedra. Kamerai dar prasčiau. Bent mes galim pasigrožėti. Ai, nepala. Tiesiog kamerą reikėjo pavalyti. Geras šitas oras, viskas čia matosi. Priėjome jau visai normalų taką ir daug kitokių. Sakė Deivis, iš pradžių einam ten. Neįsivaizduoju, ką mes čia prieisim. Šiaip jo, labai takas priminė tokius amerikietiškus vaizdus, apačioje miesteliai su pilna baseinų, tokie kalnai savotiški. Tikrai sakau, kaip kanjonas koks. Vau, ir ten apačioje upė
matos. Aišku, vis tiek šiandien toks kaip rūkas, tai taip ypač telefonu nepersiteikia. Labai gražu. Koks raudonžemis čia. Arba molis. Nežinau. Labai skiriasi gamta. Kažkokią bažnytėlę priėjom. Ir manau visai laiku, nes lyg tais pradėjo krapnot. Gal net čia ir pasėdėsim šiek tiek. Nepavyko mano planas pailsėti. Sako, Deivis, nieko čia nelyja. O gerai, gal nelyja. Einam toliau. Kadangi Rūta vėl eilinį kartą nežino, kur mes einam. Ir kodėl čia 7 kilometrus reikia kopti. Tai bandysim užfiksuoti jos veidą. Deivė, aš vis tiek net pažinsiu šitos vietos. Aš turėčiau čia žinoti, turėčiau atpažinti. Nu, turėtum būt mačius. Nu, kalnai tai tikrai labai gražus. Ir užuodžiu labai daug bažnyčios. Arti? Tokį, kai vaikšto kunigas su tais tokiais dumelių. Arti spėjimas? Labai užsiuodžia tas dalykas. Ai, čia jogos pamokos kažkokios vyksta, smilkalus degina. Ja, užuodžiau tiesiog tos smilkalus. Nu, pagal žmonių kiekį tai tikrai stipriai lankytina vieta. Bet ne, nežinau. Turėtų žinoti šitą vietą? Žymus vienuolynas. Netoli Barcelonos. O, ten kelias su funikulierium. Taip. Ne, nu tikrai gražu. Matau, kad galima buvo užvažiuoti su mašina ten pasistatyti. Bet sakė, Deivis 20 eurų kainuoja ten parkingas. Matau, kad ir su funikulierium kelia. Ir matau, kad tikrai labai daug turistų. Reiškia, labai lankytina vieta. Nu, ką tik buvom ten. Stovėjom, fotografavomės. Dabar einam arčiau to žymiojo miestelio. Atsiprašau, vienuolyno. Ožiukas atėjo ant kalno viršaus. Ir visi sustojo, žiūri. Prifilmavo jau. Žmonių tai eina sau. Labai daug žmonių. Nu, gausiai lankoma šita vieta. Wow, nu čia vaikščiot galima visą dieną, iš tikrųjų galima čia praleisti. Nes ir visokių apžvalgų aikštelių, takų, takelių, dar net nebuvome pačiame viršuje. Buvome tik tais prie to kryžiaus pakilę. Nusileidom iki čia, dar galvojom į viršų pakilt. Bet jo, vaizdai iš visur pasakiški. Vau, štai ir kita kalno pusė. Nu, sakau, čia galima vaikščiot ir vaikščiot. Iš kiekvieno taško vis kitokie vaizdai. Ir traukinys leidžiasi, ir funikulierius kyla. O, kiek čia visokių būdų. O, dar vienas. Bandysim užkilti su funikulierium į ten. Tas veidas, kai pamato savo mylimąjį. Senėlė iš karto. Na, va, spėjome nusipirkti bilietą į paskutinį
funikulierių. Kilsim paskutiniai. Šiaip jau yra 4:30, temsta 6. Dar nemažai kelio liko nulipti žemyn, todėl, sakom, šiek tiek sutaupysim laiko, kildami funikulierium į viršų. Ir Deivis sako, kad kojas pailsinsim, bet nežinau, aš tai nepavargau visiškai. Nu va, pakylam, dar aukščiau, gražu. Aha. Tadam! Deividai. O čia manoma, kad tie patys ožiukai, kuriuos matėm iš apačios. Dar aš juos matau rytais pas Rūtą. Nu. Vau! Raustų vakaras prasidėjo, gerai, gerai. Užvedei mane ant šitos temos, gerai, pasikalbėkime. Aš turiu ką pasakyti. Išsigando. Kelias vis įdomesnis. Aš sunkiai telpu čia visur. Jo. Čia į viršų. Ar žemyn? O, į viršų? Ar žemyn? Aš jau irgi taip sakiau. Į viršų ar žemyn? Į viršų. Nežinau kodėl, bet mes vis dar kopiam aukštyn. Ai, neklauskit. Nu viskas, užlipom aukščiausiai, tiek kiek norėjai. Gerai. Tadam! O, kaip štai esam. Jei tiksliau, kilometras 125 metrai. Pažiūrėsim, kiek bus prie mašinos. O, ten dirba šiek tiek kitokio būdo žmonės. Ramina tai, jog mes nesam paskutiniai čia. Nes šiaip atrodo, kad visi išvažiavo tuo paskutiniu funikulierium, kuris čia leidosi 5 valandą. Dabar po 5:20. Tai realiai nelabai čia yra žmonių be mūsų. O, kaip gražu. O, dabar tai atrodo, kad stovi ant pasaulio krašto. Nu, Deivis rodo, kad kemperis yra kažkur. Viskas, dabar jau tikrai leidžiamės žemyn. Ožiukas nenori bendrauti su kitais ožiukais. Čia va krūmuose tupi. Bijo. Ne, tai pafilmuoju, kai jau pabėgo visi ožiukai. Ką tik ant tako stovėjo. O dar čia triukšmauja. Vienas taip bėgo, kad pirstelėjo. Čia stovėjo. Jau sutemo beveik. Ir reikia žvelgti pliusų šitoje situacijoje. Taip, mes galim išsisukti kokią koją, pasiklysti, bet ar dar kada galim pamatyti tokių vaizdų? Wow, kamera tiek nepersiteikia, bet kaip gerai atrodo visi miesteliai esantis apačioje. Geras. Wow,
sunku dabar eiti žemyną, visi nori leistis. Kaip gražu ir suprantam, kad turim skubėti, nes kuo ilgiau čia stovim, tuo labiau tamsoje turėsim nusileidinėti. Nieko, mums iki kemperio liko kokios 5 minutės tik tais. Žiauriai gražu. Žiūrė, Rūta, dabar matai, nesimatai. Visiškai? Matais. Štai ir žibintuvėlį jau pasijungiam. Dabar svarbu grįžti į kemperį, kol neįsikrovė telefonas. Nes palikau žibintuvėlius. Viskas. Grįžom. Turbūt labiausiai pergyvenom, kad su kemperiu gali kas nors būti negerai. Bet viskas gerai, palikom saugioje vietoj. Tai vis perskaitė pilną komentarų, kad būtų saugi vieta. Na, lyg ir pasiteisino. Einam darytis valgyti. Taigi, tai yra Montserrat kalnas, iki kurio mes užtrukame užkilti apie 8 kilometrus. Deja, kažkaip neįsijungiau ėjimo režimo į priekį, to neužfiksavau. Todėl užfiksavau tik nuo tos vietos, kai mes pakilome su funikulieriumi, maždaug štai čia. O jau atgal ėjau su įjungtu sekimo režimu, todėl pasimalėm ant viršūnės ir po truputėlį judėjome žemyn, kas iš viso sudarė apie 20 km per visą dieną. Vakarieniai troškinukas. Va, taip. Gal neatrodo labai skaniai, bet man atrodo neblogai gausis. Nu va, troškinuką pavalgiam, labai skanu. Dabar laikas desertukam. Turim tokių va desertukų. Aš manau, kad Lidle ir Lietuvoje jų yra, bet mes kažkaip čia labiau juos pradėjom valgyti. Ir paskutinį gyros. Taip, ir paskutinė gyros iš Lietuvos. Net gaila gerti. Oi, čia biškį reklamuojam. Labas rytas. O štai ir tie patys kalnai, kuriuose buvom vakar vakare. Atsikėlėm ir ne, mes nevalgysim 3, mes nusprendėme pasidaryti angliškų pusryčių. Karališkai pusryčiai. Angliški pusryčiai. O į angliškus pusryčius įeina skrudintas batonas, kiaušinienė, bekonas ir pupelės. Būtinai pomidorų padaže. Skanaus. Kaip žinia, sekmadieniais parduotuvės jokios nedirba, tiek Prancūzijoje, tiek Vokietijoje, tiek Ispanijoje. Tenka užsipirkti iš anksto ir nepamiršti šito fakto, būtinai šeštadieniais apsiperkam daugiau, kad užtektų iki pirmadienio, bet užtat yra sekmadieninis turgus. Na, tai priežastis, kodėl mes dabar tiesiog stovime vietoje, niekur nevažiuojame, tai orai ir esame jau maksimaliai priartėję prie Barselonos, kur dar šiek tiek jaučiame saugus, tiek pagal komentarus, tiek šiaip iš pažiūros. Toliau kažkur važiuoti nenorime, nes norime aplankyti patį Barselonos miestą, tačiau tam manome, kad reikės kelių dienų ir, žinoma, norisi saulėtų ir gražių dienų. Tad stebime orus ir matome, kad lyg tais rytoj, pirmadienį, praneša visai neblogą orą ir tikrai praneša gerą orą antradienį, trečiadienį. Tad arba rytoj važiuojame
į Barceloną arba antradienį, trečiadienį. Važiuosime, žinoma, kad ne su kemperiu. Kemperį paliksime šiek tiek toliau ir iki pačio miesto važiuosime greičiausiai su traukiniu. Na ką, visgi bandom, rizikuojam, važiuosime į Barceloną rytoj, tad reikia išsimaudyti. O kaip tyčia jokių dušų pakeliui nėra. Todėl maudysimės viduj. Taigi, išvalom mūsų laikiną drabužinę spintą nuo rūbų ir einam šildyt vandenuką. Nu, šildys boileris, ne mes. Viskas švarus, gražus, važiuojame į aikštelę, kuri yra arčiausiai Barcelonos, kiek mums pavyksta rasti. Jinai yra mokama, bet joje nėra komentarų apie vagystės. Na, lygtais atrodo saugi. Įvažiuojame per plytą, nežinau dar kodėl, bet kiti kemperiukai stovi ir tai yra mokama aikštelė, kurioje galima stovėti 48 valandas. O kiek? Vienodų. Nieko nesimato, bet Rūta... Rūta Ticharina išgirdo kažkokius garsus. Išgirdo garsus ir jau viskas. Prie lango ir žiūri. Saugau tave, durniau. Ir žiūri. Atrodo, kad čia mūsų nuosava žemė ir nieks negali vaikščioti. Čia mes išsipirkę. Ir tik kas. Jo. Matyt, kažkas atėjo į savo nuosavą mašiną, įsėdo ir nori išvažiuoti. O tu iš karto prie lango, kas čia kur kas. Dar vis neatsipalaiduoja Rūta. Labas rytas. Prabudome nelabai taip fainai nuo saugos įspėjimo. Beje, gautą pranešimą bandžiau išversti Google vertėjų. Gavosi taip: nuolatiniai kištukai, ekstremalu, imtis atsargumo priemonių ir panašiai. Kelyje. Na, bet mes žinojame, kad bus iš ryto lietus. Programėlė įrodė. Aišku, negalvom, kad gausim čia įspėjimus. Na, bet tikėkime, tuo išsileis ir viskas baigsis, kaip ir buvo pranašauta.